Labas rytas, taip anksti ir taip gausiai visiems susirinkusiems. Labas rytas tiems, kurie klauso mūsų internetu. Mes pradedame spaudos konferenciją dėl darbo partijos bylos ir tolimesnių partijos veiksmų. Spaudos konferencijoje dalyvauja Seimo darbo partijos frakcijos nariai Dangutė Mikutienė, Jonas Kondrotas, Zita Žvikienė ir jaunimo organizacijos darbas pirmininkas Benas Cechanavičius. Ir pristatys bendrą Seimo darbo partijos frakcijos narių požiūrį į šį procesą Dangutė Mikutienė. Labas rytas, gerbiami žiniasklaidos atstovai, visi, kurie susirinkote į šią spaudos konferenciją. Yra puikus dokumentas Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodeksas. 5 straipsnis – pagrindinių teisių elgesio principai. Pagarba žmogui, teisingumas ir nešališkumas, skaidrumas ir viešumas. Net 12 tokių punktų. 6 straipsnis – pagarba žmogui. Vadovaudamas į pagarbo žmogų principui, teisėjas privalo laikytis šių taisyklių. Gerbti žmogų, jo teisės ir laisvės, gerbti teisę ir visada veikti taip, kad nebūtų pažeidžiami teisingumo principai, pagarbiai išklausyti procese dalyvaujančius asmenys, kaip to reikalauja įstatymas, dėmesingai reaguoti į jų prašymus ir siūlymus. 7 straipsnis – pagarba ir lojalumas valstybei. Apart visų taisyklių yra viena labai graži ir tvarkingai surašyta. Elgtis politiškai neutraliai ir korektiškai. 8 straipsnis – teisingumas ir nešališkumas. Vadovaudamas į teisingumo ir nešališkumo principais, teisėjas privalo laikytis šių taisyklių. Kai kurios iš jų yra sekančios. Nedemonstruoti savo simpatijų ir antipatijų ir išskirtino dėmesio asmenims ar jų grupėms bylose dalyvaujantiems asmenims. Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, ieškoti objektyviausio ir teisingiausio sprendimo. Ir eilė kitų punktų. Po vakarykščių įvykių Vilniaus apygardos teisme mes manome, kad tikrai nebegalime tylėti ir Lietuvos žmonėms turime pasakyti, kaip politizuojamas yra darbo partijos teismo procesas. Kaip sąmoningai yra vengiama viešumo, ignoruojami teisiamųjų ir kitų bylos dalyvių prašymai, o kartais paminamas ir elementarus žmogiškumas. Vakar teisėjai išvijo iš posėdžio salės darbo partijos bylos nagrinėjimą susirinkusius teisės studentus, bylą sekančius politologus, Seimo narius, jaunimo organizacijų atstovus ir kitus besidominčius šią politinę bylą. Teisėja Daiva Pranytė Zalieckienė nepagarbiai atsiliepė apie dalyvaujančius asmenis, pavadindama aplinką turgaus aikštę. Pateikiu jums trumpiausią svarbiausią Lietuvos teisės akto Konstitucijos 117 straipsnio ištrauką, kuris sako, kad visuose teismuose bylos nagrinėjimos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras, žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumai apsaugoti. Taip pat, jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį. Tačiau vakar Vilniaus apygardos teismas ignoravo į bylą susirinkusių Lietuvos piliečių teisę stebėti bylos nagrinėjimą. Ignoravo ir šį mano minėtą Konstitucijos straipsnį, kuriame yra įtvirtintas teismo viešumo nuostata. Taip pat daugkartinius aukščiausių valstybės politikų ir teismų atstovų raginimus teismams būti atviriems, skaidriems ir taip įgyti visuomenės pasitikėjimą. Manome, kad tokiais veiksmais Vilniaus apygardos teismas neprisideda prie teismų sistemos skaidrumo didinimo, tokie veiksmai kelia žmonių nepasitikėjimą teisėtvarkos sistema ir ypač teismais. Dėl to darbo partijos taryba parengė rezoliuciją dėl politinės bylos, kuri bus artimiausių metų išplatinta ir ne tik tai Lietuvos žmonėms, bet taip pat ir teisėsaugos institucijoms, tarptautinės žmogaus teisės ginančioms organizacijoms, ES ir Europos tarybos institucijoms. Taip pat atsižvelgdami į vakarykštį Vilniaus apygardos teismo išpuolį, labai rimtai svarstome galimybę kreiptis į teisėjų etikos ir drausmės komisiją, prašydami įvertinti ne tik teisinį Vilniaus apygardos teisėjų elgesio aspektą, tačiau ir etinį bei moralinį. Teisėjas gali atsakyti drausminę tvarką už teisėjo vardo žeminantį poelgį. Tai yra su teisėjo garbe nesuderinama ir teisėjų etikos kodekso reikalavimų netitinkantį poelgį, kurio pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismų autoritetui. Dėkui. Jonas Kondrotas, vienas iš tų žmonių, kuris gyvai stebėjo daugumą proceso posėdžių, taip pat jis buvo ir vakarykščiame teismo posėdėje, kiek pamenu, jis nebuvo išvarytas iš salės, jis papasakos apie savo įspūdžius, kaip tai atrodo iš vidaus.
Ačiū labai. Gerbiami žurnalistai, kolegos, labai malonu matyti jūsų tiek daug, tokių jaunų, gražių veidų. Ir aš nieko turbūt labai naujo nepasakysiu, bet tai naujo, ką jūs išgirsit mano pasidalinimą, šiandien liečia kitus, o rytoj gali paliesti jūs, ar jūs norėsit, kad su jumis tai būtų elgiamasi. Aš dalyvavau darbo posėdžiuose, teisingiau, ne vieną kartą, bet jau teko vakar dalyvauti 4. posėdėje. Ir vakarykščiai įvykiai galutinai mane įtikino, kad byla yra politizuota, teisėjai elgesi kaip nori. Tai necivilizuotas ir nedemokratinis valstybinis teismas, kuris vakar įvyko. Atvykę mes į teismo posėdį taikus, netriukšmaujantis, nesistumdantis, jauni, vidutinio amžiaus ir pagyvenę žmonės buvę varomi arba teisingiau ujami iš teismo posėdžių salės. Nors tarp kitko, nekorektiška galbūt taip tokia poskriptum pasakyti, teismas turėjo prasidėti 9 valandą, bet teisėjai tik pasirodė 9:30 ir įėję į salę paprašė visus palikti po teismo posėdžių salę. Kad tik tai gali pasilikti tie žmonės, kiek yra sėdimų vietų. O tų sėdimų vietų gal buvo apie 30, suskaičiavau teisėjai, advokatai ir prokurorai ir vadinami teisėmieji sudarė kažkur per 25 žmonės, tai liko sėdimų vietų 5. Tada man kreipiausi į teismo posėdžių pirmininkę, kad o kodėl negalima jį pabrėžti, tik galima tiek, kiek yra sėdimų vietų. Klausiu, o kodėl negalima stovėti, kur yra, koks konstitucijoje pažymėta, kad negalima dalyvauti stovint teismo posėdžiui, jeigu aš netrukdau. Piktai pakeltų tonų teismo posėdžio pirmininkė pasakė, tai yra vidaus tvarkos taisyklės ir daugiau į jokius pokalbius nesileido. Ir pradėdama tiesiog mus gąsdinti, kad nepaklusus jai bus dalyviai išvesti iš salės, bus taikomos administracinės baudos ir taip toliau. Ir mes, taikų žmonės, nenoriu aš jau, kaip matot, subrendęs žmogus, nenoriu, kad būčiau viešinamas, aš gerbiu teismą. Jau kiti žmonės pažiūrėdami, matydami, kad tarp kitko, daugelis gal ir pažįsta, kad žmonės atvykę į teismo posėdžio galvoja, kad parlamentaras turi kažkokią tai galę. Aš esu lygiai toks pat kaip pilietis, kaip ir visi, ir elgiausi. Žmonės gąsdinimų pakluso, išėjo iš salės, bet man atrodo, kad tokio lygmens teisėjai turi būti santūrūs, mandagus, demonstruojantis pagarbą ir nešališkumą aplinkiniams. Tokia yra teisėjos kodekso, manau, kodeksas. Teisėjas pakeltų tonų ir grasinantis bausmėmis jau mano manimu yra neteisėjas. Man nepriklausomai Lietuvoje labai džiaugiuosi, kad pirmą sykį teko dalyvauti teisme. Man anoj, kaip dabar nušviečiamo santvarkoje, teko dalyvauti teismuose ir aš sulyginau. Jeigu mes neužsigaukim, piešiam visokiam spalvom. Aš buvau pašiurpęs tokiu gerbiamus teisėjos elgesiu teismo posėdžių. Aš antrą sykį paprašiau mandagiai, kad leistų kreiptis į teismą ir norėjau paprašyti, jeigu jau teisėjos yra nurodymas, kad tik tai sėdintys, stovintis negali, kad leistų pastatyti keletą kėdžių, nes žmonės didžiulis susidomėjimas, žmonių gal buvo apie 100, ne aš neskaičiavau, kurie norėjo dalyvauti teismo posėdžio ir pasiklausyti, kaip vyksta, bet man, gerbiama teisėja, trumpai drūtai pakeltų tonų neleidžiau, nukirto, tai ir aš dabar galvoju, kur aš randuosi. Mes visi deklaruojam, visos rašom, kad esam demokratiški, mes tokie ir esam, Lietuvos piliečiai.
man tokiam amžiui, davanokit, sulauku žilo plauko, kaip elgiamasi su manim buvo ir su kitais, kurių buvo nemažai, ir su jumi tame tarpe jaunais, kurias, klausykit, neleido, kurie domėjosi šitą bylą ir domisi. Kažkaip, kaip Lietuvos piliečiui aš pajutau pažeminimą ir nežinau, kažkaip labai ačiū jums, kai jūs dalyvaujate, tik per jumis galima šitą sužinoti ir visuomenė gali sužinoti, kas vyksta teismuose. Todėl yra tokio teismų mažas reitingas. Ir dabar kyla klausimas, jei ne politinė byla, kodėl teismas bijo viešumos? Kiek žinau, yra teismo ir didesnių salių, tai galėjo gerbama teismo pirmininkė atsiprašyti arba parodyti nors žestą tokį kažkaip piliečiui pagarbos, reikia tarpusavio, jeigu sakom, tolerancijos, gal darysiu, jeigu yra toks didžiulis susidomėjimas, gal paieškosim didesnis salės ar taip pat, bet kažkaip toks diktatas lyga šiandien, viršininkas, o jūs niekas. Mes nežinom gyvenime, kaip gali atsitikti. Gali tas, kuris buvo viršininkas, pasidaryti niekas, o tas, kur niekas, gali pasidaryti viršininku. Bet mes turbūt kiekvienas norim, kad su mumi elgtųsi taip, kaip mes elgiamės su kitais. O jeigu mes elgiamės blogai su kitais, tada ir atvirkštinė gaunasi. O galiausia, tai mane nustebino viršūnė, kad kurie žmonės išėjo iš salės, jau liko, kur susirado, ir aš tame tarpe susiradau kamputį, prisiglaudžiau, kad jau norėjusi tikrai, nes man labai įdomu, kai viskas vyksta, kai dalyvauji, kamputį įsispraudžiau. Ir buvo užrakinta salė iš vidaus. Mes matom, kas Rusijoje dedasi, klausykit, kai nėra išėjimo, kiek sudega žmonių. Jeigu atsitiktų nelaimė, nuo ko slėptis? Aš nesuprantu, jūs pasakykit jauni. Man jau, kas sakant, ne viską besuprasti. Nuo žmonių, nuo Lietuvos žmonių. Tai kaip tik tai atvirkščiai reikia daryti viešumą, kad žmonės daugiau sužinotų. Ir mes jau 20 metų, 22 metai einam, kaip esam nepriklausomai Lietuvoje. O kuo toliau, tuo didesnis, kai sakant, diktatas. Mes pasipiktinę, kad žmonės, aš nepateisinu, prieš kelis metus daužė Seimo langus. Aš prieš tai, bet šitokie veiksmai veda prie to žmonės. Ir jūs, žurnalistai, man net keista, kurie išėjo pasipiktinę, stebėjau, ne vienas su televizijos kamera, tik po to nepriejo, nepakalbino. Atvažiavę, aš nežinau, žmonės iš Anykščių, iš Šiaulių, aš neklausinėjau, kad nors jų nuimtų stresą. Jie išvažiavo į namus, jie paskleis tą negatyvę informaciją ir todėl reis apie teismus taip toliau, kad jie yra tokie politizuoti. Todėl, kaip matom, per virš 20 metų mūsų teismas ir teisėjai jau senai atsitvėrė aukšta tvora ir aš įsitikinau pats kaip Lietuvos pilietis ir kurie čia kiti mūsų parlamentarai dalyvavo, bet kaip piliečiai reikia kažką daryti. Turim visuomeniai pasakyti, turi demokratiškas būti mūsų teismas, skaidrus, ko mes bijom. Jeigu šita byla yra, kai įrodys, bet leiskim žmonėm išklausyti, visi susidarys savo nuomonę. O dabar man net keista, kurie žmonės nedalyvavę tame teismo posėdį, vakar peržiūrėjau virš 400 komentarų, ko ten neprašyta. Aš rekomenduoju visiems padalyvauti, tada pamatysim, kokie yra mūsų teismai demokratiški. Ačiū Jums labai. Dėkui. Dar vienas žmogus, kuris gyvai stebėjo teismo posėdį, Benas Cechanavičius, papasakos apie savo įspūdžius. Ačiū, labas rytas gerbimieji. Iš tiesų noriu kalbėti kaip jaunas žmogus, kuris visą pastarąjį mėnesį stebi darbo partijos bylos teismo posėdžius, bei iš tiesų yra pasipiktinęs teisinė sistema demokratinėje valstybėje.
Man kaip jaunimo organizacijos darbas lyderiui, atstovaujančiam 3000 narių, yra mažiausiai keista stebėti tokį nepagarbų elgesį tiek su kaltinamaisiais, tiek su į posėdį atvykusiais žmonėmis. Ką kalbėti apie akivaizdų draudimą stebėti teismo posėdžius, kada nuolatos yra keičiamos posėdžių salės ir juose sėdimų vietų skaičius tik nuolatos mažėja. Dar daugiau, atvykusių žmonių teismo kolegija net neišklauso, neleidžia pasakyti argumentų, kodėl jie nori stebėti posėdžius, šiurkščiai nepagarbiai ir neargumentuotai elgesi ir išvaro iš atviro teismo posėdžio. Ir man galų gale kyla klausimas, ar tikrai tie teismo posėdžiai yra atviri. Nepaisant to, man tenka bendrauti su jaunais žmonėmis, su organizacijos nariais, kurie prašo pasidalinti įspūdžiais apie stebėtus teismo posėdžius ir situaciją ten. Ir jie patys bando iš tikrųjų patekti ten, atvyksta iš visų Lietuvos miestų ir tai vyksta taip pat visą pastarąjį mėnesį, kuo labai džiaugiuosi. Išgirdę mano bei kitų dalyvaujančių pamastymus, nuomonės apie teismo posėdžio procesą bei matytą situaciją, jauni žmonės niekieno neraginami, kaip ir minėjau, atvyksta ir tai tik grandinės reakcijos būdu plinta per visą Lietuvą. Man labai gaila, kad atvykę jauni žmonės bei pabuvę posėdėje iš tiesų praranda tikėjimą teismų sistema, teismų nešališkumu, o dalis jų studijuojančių teisę nebetiki, jog teismai yra atviri, yra objektyvūs, ar kad Lietuvoje galų gale vis dar galioja teisiniai demokratiniai principai. Nors būdamas jaunas žmogus, bet turėdamas pilietinę teisę reikšti savo nuomonę, bei matydamas tokius šališkus teisinius procesus, nukreiptus prieš darbo partiją, bei susidarydamas nuomonę, galiu teikti, kad ši byla yra politinė. Atvirai pareiškiu, kad aš ir mūsų organizacijos nariai neketina taikstytis su tokia teisinė sistema, įsigalėjusių teisinių nihilizmu ir ketina visais įmanomais būdais kovoti prieš iškreiptą teisinę sistemą. Ačiū. Dėkui. Dabar kalbės žmogus, turintis teisinį išsilavinimą, kuriam teko vadovauti žmogaus teisų komitetui. Ir Zita Žvikienė papasakos apie tai, kaip ji mato šią bylą. Ačiū. Labas rytas, dar kartą gerbiami žiniasklaidos atstovai, gerbiami kolegos ir visi kiti susirinkusieji. Man kaip teisininkai ir vakar taip pat dalyvavusiai šitame procese yra iš tiesų sunkiai suprantamas vakarykštis Vilniaus apygardos teismo teisėjų poelgis, kai tiek daug susirinkusiųjų ir šią atgarsį keliančią bylą besidominčių žmonių liko už užrakintų teismo posėdžių salės durų. Noriu pritarti kolegoms ir atkreipti dėmesį, kad teisiama darbo partija kaip juridinis asmuo. Todėl nesistebiu nei visuomenės, nei žurnalistų, nei teisininkų, ar juo labiau darbo partijos narių norų dalyvauti ir stebėti teismo procesą. Manau, kad žmonėms reikia ir būtina sudaryti tokią galimybę stebėti procesus, juolab niekas neprašo, kad teismo posėdžiai būtų rengiami Siemens arenoje. Nors atsižvelgiant į tokį didelį susidomėjimą visuomenės, darbo partijos narių bei darbo partijoje esančio 17 000 narių dėmesių, susidomėjimų, manau, kad teismai turėtų ieškoti galimybės, ir tai jiems būtų privalu, sudaryti sąlygas stebėti šitą procesą. Juk vienas iš svarbiausių baudžiamojo proceso principų yra proceso viešumas. Šio principo laikytis yra privalu. Kaip teisininkė aš pati nekartą pasisakiau už teismų sistemos atvirumą, skaidrumą visuomeniai. Tai nekartą kartojo ir aukščiausio teismo pirmininkas, teisėjų tarybos vadovas, kiti teisėjai bei teismo mokslo iškiliausi akademikai. Deja, norisi priminti ir tai, kad teisėjų tarybos vadovas, išrinktas antrai kadencijai, spaudoje teigė, kad viešumas, atvirumas, skaidrumas, visuomenės pasitikėjimo teismais didinimas ir toliau liks prioritetiniais teisėjų tarybos veiklos principais. Bei atsakydamas į žurnalisto klausimą apie teisėjų tarybos pastangas visuomeniai atverti užkaltas teismų duris, teisėjų tarybos vadovas atsakė, kad ryšių su visuomenės rytyje yra įvykęs lūžis. Galbūt mažiau tai parodoma kasdieninė rutina, tačiau tam tikromis progomis jau susiformavę gražios tradicijos, priartinančios piliečius prie teismų.
Deja tenka konstatuoti, kad darbo partijos bylos procesų situacija rodo visai ką kitą. Norėta atverti visuomeniai užkaltas teismų duris tik tam, kad jas užrakinti raktu. Todėl norėčiau paraginti dar kartą visus teismus ir teisėjus nepamiršti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnį ir juo vadovautis. Dar kartą jį pacituosiu, kurį jau citavo mūsų kolegė Dangutė Mikutienė. Visuose teismuose bylos nagrinėjimos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras. Žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį. Ačiū uždėmesi. Dėkui ir rezumuos mūsų spaudos konferenciją Dangutė Mikutienė. Gerbiami kolegos, mes taip pat norime pranešti, kad rytoj 9 ryto darbo partijos nariai rengia mitingą prie teismo ir rengs tokius ateityje tiek, kiek jų reikės. Ir mes tikrai nesitaiksysime su tuo, kaip yra elgiamasi su mūsų politinė partija. Artimiausių metų startuos politinė byla.lt puslapis lietuvių ir anglų kalbomis. Mes taip pat rengsime ir turime tam leidimus ilgalaikės protesto akcijas, kuriomis sieksime atkreipti ES ir visų pasaulio valstybių dėmesį į tai, kaip siekiama uždaryti vieną didžiausių politinių partijų Lietuvoje. Mes kalbėsime apie teisinį nihilizmą ir viešumų principų teismuose ignoravimą. Informuosime visas tarptautinės žmogaus teisės ginančias organizacijas, ES ir Europos tarybos institucijas, kaip Lietuva, kuri Europoje turėtų nešti aukštą politinę kultūrą, besiruošianti pirmininkauti ES, politizuoja teisinius procesus ir neužtikrina teisės į teisingą ir nešališką, skaidrų ir viešą teisminį procesą. Ir tai padarys 17 000 darbo partijos narių. Aš taip pat noriu padėkoti darbo partijos skyriams ir visiems prijaučiantiem už aktyvų dalyvavimą ir palaikymą. Ačiū, dabar galite užduoti klausimus. Prieš užduodant klausimą, prašom prisistatyti. Mygtuką paspauskit. Portalas Larytas LT. Tai gal vis dėlto tai vakar buvo tiesiog techninis nesklandumas, ar jūs bandėte išsiaiškinti, ar tuo metu buvo laisvų salių, nes didžioje salėje buvo narkotikų prekėjų gauja didelė teisima. Ar buvo techninės galimybės skirti didesnę salę vakar? Posėdis turbūt prasidėjo vėlavo daugiau negu pusę valandos, o jau 9:30, tiksliau jau prieš 9 ta didžioji salė buvo laisva. Noriu paklausti naujienų agentūrą BNS. Ar jūs ir esat gavę, sakot, kad rytoj bus mitingas prie teismo rūmų, ar esat gavę leidimą ir kiek maždaug planuojate, kad gali susirinkti dalyvių mitingo? Leidimus mes turime iki metų galo, o bus žmonių tiek, kiek reikės. Tai maždaug vis tiek leidimai yra išduodami atsižvelgiant į galimą dalyvių skaičių. Mažiau 600, iki 1500. Ar turėsi dar klausimą? Taip, Lietuvos ryto televizija vakar netilpė į salę jūsų partijos nariai, kurie norėjo stebėti teismo posėdį, žadėjo rašyti skundus ir panašiai, tai ar jie ėmėsi tų veiksmų, ar tai buvo tiesiog akimirkos žadėjimas? Mes esame jau pasirengę projektą, kurį vakar parašėme, tai ir taip pat derinom ir su mūsų žmonėmis, nes tie, kurie buvo išvaryti, jie atėjo čia į Seimą į frakciją, jie buvo mūsų partijos būstinėje ir mes derinome ir tuos tekstus ir mes kreipėmės į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos iškėlimo ir konstatavome visus faktus, tai kas įvyko vakar teisme, taip pat pagrindėme Teisėjų etikos ir kodekso 8 straipsnių ir 11 straipsnių. Jeigu galima, aš norėčiau jaunai gražiai žurnalistė atsakyti labai jūsų opus klausimas, bet mes turim viską daryti, mano supratimu, kad turim daryti, kad žmogui atvykusiam, nesvarbu iš kur, jūs sakė, darbo partijos, mes nežinom, kokie žmonės buvo susidomėję, bet jam reikia sudaryti sąlygas, kad jis galėtų išklausyti tą posėdį. Mes turim padėti valdžios
atstovai. Aš manau, kad teismas taip pat yra valdžios atstovas, o kažkur nevaikščioti po visas instancijas, čia ir prasideda vadinamas biurokratizmas. Mes turim daryti mechanizmas, kad būtų paprastas. Aš taip suprantu, gal jūs kitaip. Ačiū. Dar atsiprašau, norėčiau patikslinti dėl mitingo. Jūs minėjot, kad yra leidimai iki metų galo, jeigu teisingai supratau, kas juos kada išdavę yra ir jeigu galit patikslinti vietą maždaug, tai yra, nes mes įsivaizduojam, rūmai teismo yra prie Lukiškių aikštės, ar tai būtų Lukiškių aikštė pati? Taip, tai yra Lukiškių aikštė ir leidimus išdavė tos institucijos, kurios ir turi išduoti. Ir aš galbūt dar norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką, tai šį savaitgalį, kai vyko darbo partijos prezidiumo ir išplėstinis tarybos posėdis, buvo vienbalsiai priimta rezoliucija ir aš galbūt ją norėčiau pagarsinti. Mes darbo partijos nariai ir tarybos nariai, pabrėždami, kad jau 7 metus pasitelkus valstybės institucijas yra draskoma ir žlugdoma politinė organizacija darbo partija, nesuteikiant jai jokios galimybės apsiginti nuo koordinuoto puolimo, atsižvelgdami į tai, kad darbo partijos bylos medžiagoje nėra jokių darbo partijos lyderių karties įrodymų, o 150 tomų partijos bylos didžiąją dalį sudaro slapta į partiją infiltruotų asmenų suklastoti dokumentai, suprasdami, kad teismas darbo partijos byloje nepriima sprendimų, kurie padėtų objektyviai išnagrinėti bylą, nes tendencingai ignoruoja darbo partijos lyderių prašymus atlikti darbo partijos byloje esančių nepatikimų ir ar net suklastotų įrodymų ekspertizę, suprasdami, kad teisinėje demokratinėje ES valstybėje nėra vietos žmogaus teisėjų pažeidimams, o suinteresuotos politinės grupės, veikdomos koordinuotai su teisėsaugos institucijomis, neturi teisės grasinti uždaryti 17 000 narių vienčią politinę organizaciją. Ir suprasdami, kad politinė partija yra bendrai mąstančių ir veikiančių žmonių organizacija, todėl ne tik lyderis, o ir kiekvienas jos narys yra atsakingas už jos veiklą. Pareiškime, mes 17 000 darbo partijos narių visiškai solidarizuojame su darbo partijos lyderiu. Neketiname taikstyti su tokiamis teisinio nihilizmo apraiškomis Lietuvos teisinėje sistemoje. Kartu su darbo partijos lyderiais prisiima visišką atsakomybę už darbo partijos veiklą ir prašome skirti mums tokią pačią bausmę darbo partijos byloje. Darbo partijos prezidiumas įgalioja visus darbo partijos narius būti atstovais ir atsakovais teisme. Ir kaip jau minėjau, artimiausių metų tinklalapyje politinė byla LT lietuvių ir anglų kalbomis bus publikuota visa medžiaga, kuri išsamei visuomeniai nušvies apie šį procesą. Ar bus dar klausimų? Ar vienas klausimas. Iš tikrųjų, jūs čia daug kalbėjote apie pagarbą ir žmogui ir jo teisėms ir panašiai. Tiesiog norėtumėm objektyvumo dėliai jūsų vertinimo. Vakar per televizijas taip pat stebėjom, aš asmeniškai nedalyvavau tam posėdyje, kaip jūsų partijos pirmininkas, ne visai pagarbę leksiką atsiliepė apie žiniasklaidos atstovus ir ten buvusius susirinkusius žmonės. Kaip jūs vertinat šitokį elgesį? Matot, blogas pavyzdys prasidėjęs nuo Algio Ramanausko greitai labai užkrečiamas, tai turbūt kiekvienas save gerbiantis žmogus supranta, kada jis yra pasikarščiavęs. Kita vertus, reikia suprasti ir tą įtampą, kur šitiek metų yra elementariai tyčiojamasi iš žmonių, kurie dalyvauja tame teisminėme procese. 5 kartus per savaitę vyksta bylos ir teismo posėdžiai. Krūvis yra tikrai labai didelis ir tai, kai net neleidžiama apsiginti arba kai bent paprašoma kelių minučių pertraukos, kad suderinti kalbą, kuri iš esmės keičiasi nuo to, kai teismas atmetė prašymus dėl ekspertizės, tai savaime suprantama, turbūt ne visiems išlaiko nervai, bet iš tiesų tokių dalykų reikia vengti, o mūsų pirmininkas iš tiesų yra žaismingas, korektiškas žmogus ir manau, jis ras tinkamą formą jums parodyti deramą pagarbą. Aš norėčiau tik taip tarp kitko, jums teko dalyvauti nors vienam darbo teisme. Tai aš noriu, kaip ir sakiau, gal kas nesuprato, reikia padalyvauti ir pamatyti, koks yra cirkas į vienus vartus. Bet ar tai suteikia jums teisę kalbėti apie žmonės šitokią leksiką? Kas ten bevyktų? Aš labai atsiprašau, aš nežinau apie ką jūs kalbat, aš sėdėjau 3 eilėje ir šito nuodugniai klausiau, ką čia apie nežinau apie ką, nežinau koks tai buvo, bet aš tikrai negirdėjau, nežinau apie ką. Mes išsamei paaiškinom, iš tiesų pirmininkas ras tinkamą formą parodyti jums pagarbą.
turbūt aš galiu pasakyti, kad ne kartą ir ne 4 ir ne mėnesį sudalyvavus darbo partijos bylos posėdžiuose ir turbūt vakar buvo daugiausiai susirinkusių žmonių ir tai buvo vienintelis kartas, kada buvo duota tokia maža salė. Iki šiol salės visada buvo didelės ir jos buvo apytuštės, būdavo tik žiniasklaidos atstovai. Tai aš manau, vakar buvo tiesiog techninis nesklandumas ir žmonių susirinko neplanuotai daug ir salė buvo duota neplanuotai maža. Jeigu jūs būtumėte teismo sekretorė ir taip gražiai būtumėt paaiškinus žmonėms, aš tikiu, kad 100 žmonių išvykę iš Vilniaus į savo gyvenamasias vietas būtų įsivežę visiškai kitus įspūdžius. Ačiū labai. Aš labai atsiprašau, bet norėčiau sureaguoti jūsų pasakymą. Iš tikrųjų, man teko būti dar ir anksčiau procese, didžiojoje salėje. Ir iš tikrųjų buvo tokių dienų, kada žmonės netilpo į salę. Ir man kyla klausimas šiaip, kaip teisininkui, dėl pačių teisės normų netgi, kaip jas vertinti, kada yra paprašoma išeiti iš teismo posėdžių salės stovinčių žmonės. Tai buvo padaryta iš didžiosios salės, kada žmonės netilpo ir didžiojoje salėje. Tai rodo, kad visuomenė yra labai susidomėjusi, žmonės yra susidomėję šitą bylą. Ką šitą informaciją sako teismui? Tai sako, kad reikia ieškoti dar didesnės salės, nes siekis yra ir kvietimas visada yra teisininkų, teisėjų, kaip galima daugiau ateiti į teismo proceso vietas ir stebėti procesus. Kvietimas toks viešas yra, tačiau kada yra realiai vyksta teismas, kažkodėl darbo partijos byloje stovėti negalima. Aš negaliu suprasti, kodėl stovintis žmogus yra, arba kvėpuojantis stovintis žmogus yra blogiau už sėdintį žmogų. Tai iš tiesų reikia tik netrukdyti teismui. Šita sąlyga yra suprantama. Todėl aš jums noriu pasakyti, kad ir didžiojoje salėje reiškia, netgi reikėtų galvoti apie tai, kad ieškoti kažkokį ir daryti išvažiuojamą posėdį, didesnės salės ieškoti, ką teismai turėtų daryti. Ir tai yra numatyta, kad jie privalo daryti išvažiuojamus posėdžius. Tai yra normalu, to turi siekti teismai. Kuo didesnis viešumas, tuo labiau yra užtikrinamos proceso viešumo principai. Aš trumpai dar reaguodama į kolegės pasakymą, iš tiesų seniau viešumas būdavo labai didelė bausmė. Ir visi esam gyvenę toje santvarkoje ir kas turėdavo tam tikrų kažkokių tai sąsajų arba teisminių procesų visada laikė didžiulę gėdą, kad tik tai kas nors nesužinotų. Dabargi priešingai, kai patys kaltinamieji arba tie, kuriem yra pareikšti įtarimai, prašo viešo proceso, prašo, kad kuo daugiau visuomenė būtų apie tai informuojama, teismas elgiasi priešingai. Tai čia iš tiesų toks savotiškas perėjimas, kaip kolegė pasakė, Siemens Arena. Iš tiesų, Siemens Arena tikrai būtų pilna, jeigu būtų surengtas toks viešas parodomasis posėdis ir galėtų ateiti visa Lietuva išvažiuojamasis posėdis ir pasižiūrėti, kai vyksta šis teisminis procesas. Na, o pabaigai, žinot, jau vėlai naktį ruošdamas šiai spaudos konferencijai, perskaičiau vieną Hemingvėjaus frazę, kurią norėčiau. Jis ją dedikavo Prancūzijai, bet norėčiau kažkaip ją perversti ir manau, šiam momentui jinai labai tinka. Svarbu ne tai, ką jums davė Lietuva, o tai, ko jinai nepaėmė iš jūsų. Pamastykite apie tai. Ačiū labai. Dėkui dalyvavusiems ir kalbėjusiems ir viso gero. 9 val. Prasideda teismo posėdis, kviečiame stebėti.